Get Ready With Me Šaulės Halloweeną. Žodžiu, pas mus yra theme muzikantai ir mūsų klasė pasirinko pasirinkti temą pačią džiazą. Žodžiu, mes visi turim būti kažkokie muzikantai, dainininkai ir kažkaip ten klasiokai pasirinko, kad mes būtume tiesiog tipo džiazas, aš nežinau prie ko čia. Žodžiu, čia ne aš sugalvojau, tai neklauskit. O Dieve, pas mane toks yra gilus spuogas šiandien. I'm literally gonna cry. O Dieve, mano šis pirštas. Žodžiu, tai mano fitas yra basically tokias kostiuminės kelnės. Tada šitas bačiukas tiesiog, kad būčiau labiau elegant. Ir tada ant viršaus, mano main dalykas fito bus šitas švarkas. Aš jau su juo variau į renginį, kad reikėjo atrodyti smart, elegant. Ir tada dar diržą užsidėsiu. Žodžiu, nežinau, kame prikolas, bet aš grinai atrodysiu tiesiog fancy. Tai aš žinau, ką aš darysiu po Šaulės, aš neturiu jokių planų. Tai žinokit, su tokiu fitu ir kokį gerą restoraną galima būtų nueiti. Seniai šitas spuogas yra toks painful. Dieve, kaip nervu, aš dabar išjungiau tuos notificationus telefoną, tipo uždėjau tą Do Not Disturb. Seniai, kažkas parašo į tą klasės grupčiatą, mano telefonas krenta iš karto nuo to vibracijų. Nežinau. Aš, man rodos, jau gal kokius 3 metus nevariau į Šaulės Halloweeną. Aš šiaip labai buvo toks, tipo, whatever, bet šiais metais you can skip anything. Arba skambins mano tėvam. Tiesiog bus toks ir taip. Jau lengviau tiesiog nueiti. Realiai paskutinį kartą buvau 7 klasės Halloween'e. 8 nebuvau, nes su draugės susipykau. Ir tai mes ir nebebendravom. Klasiokė, tada 9 klasėje tiesiog Aivą ir Sulituku ten. Žodžiu, turėjom biškį darbą, šaibų galima buvo užsidirbti per Halloween'ą. Tada 10 klasėje, nežinau, kur buvau. Tai aš kažkaip nelabai žinau, ant kiek pasikeitė Halloween'o veiklos ir ką mes ten iš viso darysim. Ir kaip viskas atrodys, bet seniai. Aš turiu savo Halloween kostium 5-dienį, rytoj. Bet blemba kažkaip varyti Šaulę, kad tipo su kostiumu, ką žinau, kokio dirigento, atrodo biškį, nežinau. Dabar galvoju dar dėl rankinuko. Nežinau, kokį imt. Šiaip labai tiktų koks YSL, nes jis tipo met klasį. Bet į Šaulę varyti su juo. Tipo visai pomnis, vis tiek aš būsiu visą laiką su juo rankose, bet nežinau, reikia pagalvoti. Rodžiu, žiauriai nice, rytoj nebus Šaulės. Ir aš varysiu į tokį, Halloween party, nes aš nežinau, ar pavadinti tam party, nes tiesiog yra su draugais toks susibūrimas. Tada 6-dienį, sekmadienis ir pirmadienį nereikės eiti Šaulę vėl, nes mums ten kompensuoja, kadangi mes anksčiau pradėjome eiti Šaulę vasarą. Žodžiu, tai dabar mes tiesiog turim random tokias free dienas. Also, aš nusipirkau net peruką šiam Halloween'ui. Ir aš nusipirkau peruką už 4 eurų, kad aš galėčiau jį ištiesinti ir kad nekristų iš jo plaukai, nes visi kiti cheap perukai yra tiesiog aš nusipirkau prieš tai tą cheap. It was so bad. Man reikia jau bėgti, mano eyeliner yra kad aš kažkokią traumą. Holy shit. Okay, palauk, man reikia baigti makeup, then I'll come back. Okay, so this is the final look. Ačiū labai, kad žiūrėjote, visus labai myliu, bučiuoju. Ir iki.